asociacijos valdybos narys. Monika. Neapsiribuojame, aišku, vien geotermijos praktiką Lietuvoje, aktyviai dalyvaujam kartu su asociacija nuo pat jos įsikūrimo ir mūsų, reiškia, antras pažymėjimo numeris rodo, kad mes apie pastatus irgi bandom suprasti viską, prieš bandydami eiti su inžineriniais sprendimais į šitos pastatus. Geotermijos asociacija iš tikrųjų yra labai sena organizacija, turinti savo istoriją ir dauguma narių joje yra giliai geotermistai geologai, kurių pagrindinė jėgainė, reiškia, Klaipėdos geoterma, vis dėlto kotiruojasi pasaulyje. Ir visuose renginiuose mes galime matyti, kad pasaulis mus mato būtent per gilėją geotermiją, bet mes labai stengiamės, kad ir per seklę geotermiją, tai yra šilumos siurblių biznį, mus pamatytų ir Vokietija, ir Europa, ir likęs pasaulis. Ir kadangi pas mus vyksta ir Europinės geotermijos asociacijos renginiai, reiškia, tai visada turim garbingų svečių. Čia yra geotermijos asociacijos, pavadinkim, reiškia, dievas Europoje, Burka Zaner, čia mūsų konferencija Seime. Ir turėjom kaip tik pranešimą, kurio tema truputį koreliuojasi su šios dienos mano pranešimo tema. Tai yra būtent kokybiniai dalykai, kas liečia ne tik pastatus, bet ir patį geotermijos sektorių, kad vis dėlto mokymasis yra būtinas darant sudėtingas sistemas. Tai Europas tengiasi daugmaž suvienodinti visas sąlygas visose šalyse, kas liečia geotermijos sektorių ir bando suvienodinti tas programas, kurios bus įdiegtos kiekvienoje šalyje, siekiant montuotojų ir projektuotojų bendrų mokymo programų. Tokiuose programuose teko dalyvauti prieš keletą metų, tai iš tikrųjų labai daug davė mūsų būsimam verslui ir supratimo apie geotermiją. Ir šiandien norėjusi vis dėlto pakalbėti, kas tai yra ta kokybė mūsų sektoriai. Tai jeigu pažiūrėti kokybės apibrėžimus, tai kokybė turi labai daug įvairių išraiškų, tai turbūt visų standartinių apibrėžimų, reiškia, išraišką galima pasakyti, kad tai yra vartotojo reikalavimo patenkinimas, reiškia, minimaliom išlaidom, iš pirmo karto ir kiekvieną kartą, arba kaip sakė Margaret Thatcher, kai grįžta klientas, o ne prekė. Vokiška kokybė. Visada Lietuvoje mes kalbam apie vokišką kokybę, tai kaip kažkokį postulatą ir tai yra dažniausiai tiesa. Mersas yra Afrikoje mersas ir negali savęs apgauti, dažniausiai tau patinka Audi. Tai automobilizmo tema mes čia galime juokauti ir juokauti, bet iš tikrųjų tai vokiška kokybė čia turbūt niekada neleis savęs, reiškia, nuvertinti šitoje vietoje. Tai kaip ir turbūt dažniausiai ir kitose produktuose vokiška kokybė yra vertinama. Kas vis dėlto mums svarbiausia mūsų rinkoje, tai seklioji geotermija, šildymas, vėsinimas. Tai mes turime iš tikrųjų pasiekti iš anksto numatytus parametrus, kuriuos mes pažadam užsakovai ir pažadam, kad tai turės tam tikrą vertę, o tai kokybiškai suprantama per kokybės prizmę, kad tai bus efektyvi eksploatacija priimtinais kaštais ir kaina. Ir aišku, kad vartotojų lūkesčiai eksploatuoti pastatus ne tik pigiai, bet ir per rūpesčių, dar aišku susijęs su tam tikra išankstinė nuostata, kad man tikrai pavyks įsirengti pigiau. Reiškia. Tai dar vieną sakinį būtinai noriu pasakyti, kad Lietuvoje tikrai verta investuoti į sekliosios geotermijos arba šilumos siurblių sistemas. Tai bandysiu toliau pagrįsti šitą savo teiginį. Ir pradėsim nuo to, kad taip, mes turim vis dėlto vokiškos kokybės produktus, tai yra vokiški šilumos siurbliai šiandien. Ir turim ne tik šilumos siurblius, kurie kaip rinkai pripažinti, turim ir visai nežinomų gamintojų ir labai įdomi iš tikrųjų pas mus kainų struktūra, kad vis dėlto investicinė kaina pas mus yra ženkliai mažesnė, nes rinka yra taip suspaudusi mūsų geotermijos, reiškia, pardavėjas, pavadinkim, kad mes priversti pardavinėti šilumos siurblių ženkliai pigiau negu Vokietijoje mes galėtume juos pardavinėti. Tai ir grįžimo kaina, reiškia, irgi kardinaliai skiriasi. Kaina Lietuvoje 3 kartus pigesnė negu Vokietijoje. Ir kalbant apie kokybę, mes visada galim pasitikrinti, visada ieškom kažkokiu tai nepriklausomų šaltinių.
kas čia yra šitoje rinkoje geriausias ir kad nedaug dievė mes neapsiriktume darydami savo pasirinkimą. Tai aišku, yra patikros ženklai, įvairios rinkos apklausos ir prekių organizacijų kokybės tyrimo testai, galų gale valstybinių įstaigų tam tikri dokumentai ir taip toliau. Tai visiems žinomas prekinis ženklas šilumos siurbliam, tai yra geros praktikos šilumos siurbliai. Irgi turbūt viena iš kilmės šalių buvo Vokietija. Ir jeigu vis dėlto mes turim produktus, kurie turi sertifikatus su šito geros praktikos šilumos siurblių ženklų, tai galim sakyti, kad produktas yra atitinkamos kokybės. Rinkos tyrimai, kurie dažniausiai vėlgi vokiečių pavyzdžių bandoma nukelti Lietuvos rinką, tai irgi ten yra dauguma vardų ir kasmet tie vardai kyla aukščiau ir žemiau, bet jeigu čia mes rasime gamintoją, apie kurį galvojam savo projektuose panaudoti, tai irgi bus kažkokias tai atspirties taškas, kad tai, ką mes darome, yra teisinga. Turbūt visi žino šitą testą ženkliuką, kolegos iš Vokietijos nebejotinai, nes kiekviena prekė Vokietijoje iš tikrųjų praeina dažniausiai šitos organizacijos testavimus, šilumos siurbliai taip pat. Buvo testas čia prieš 4 ar 5 metus ir dažniausiai sutinkami rinkoje šilumos siurbliai buvo protestuoti ir vartotojai suprantama kalba. Jeigu tas ženkliukas papuolė kažkaip prie vieno ar kito šilumos siurblio, reikia tikėti, kad jis iš tikrųjų buvo neblogas. Ir dar vienas kriterijus, tai ten dešiniai kampe apačioje matosi, kad reiškia mūsų vienas iš rėmėjų ir dalyvių reiškia yra tam tikra Vokietijos ministerija. Tai Vokietijoje ministerijos taip pat turi savo reitingavimą, kadangi Vokietijoje eilę metų buvo skiriami pinigai alternatyvių energijos šaltinių plėtrai. Ir ten buvo tikrai viskas ištyrinėta, ar tikrai čia su visais pažadais pasiekti alternatyvių energijos šaltinių efektyvumą yra viskas pasiekta. Ir jeigu mes čia randam koeficientus, kurie yra parašyti, reiškia, reikia tikėti, kad tokie yra iš tikrųjų, o ne kaip rašo dažniausiai reklaminėse buklėtuose. Nepaslaptis, kad mes turim savo gamintoją kaip verslas, reiškia Štybel Eltron, kurio projektų keletą šiandien iš ryto ekskursijų metu jūs matėte. Labai sena istorinė įmonė, reiškia 24 metais Teodoro Štybelio įsteigta. Prasidėjo viskas nuo to labai gražaus daikčiuko, kuris čia ant stogo įmontuotas kaip modelis, reiškia karštam vandeniui paduke sušildyti. Visas išradimas buvo tame, kad kai mes turim spiralę, reiškia įmerkiam ją į paduką, tai dažniausiai spiralės tūris didelis ir vanduo išbėga. Čia buvo sugalvotas plokščias šildytuvas ir labai mažo tūrio. Įmerkus, reiškia, vanduo likdavo puodelį. Didžiulis pliusas ir iš to galų gale gavosi didžiulė įmonė, kuri virš 30 metų jau gamina šilumos siurblius. Ir gamykloje buvo tvarka ir tada, dabar išsiplėtus, aišku, irgi tvarka nepasikeitė. Ir šitoje vietoje mes dar turim vieną labai gerą dalyką, kad netgi 2000 metų Apie 2000 metus asmeniškai ponas Ulrichas Štybelis, vienas iš sūnų įkūrėjų, reiškia, investavo į tam tikrus pasyvių namų sprendimus ir netgi kvartalų statybą. Dėl to atsirado Štybel Eltron gamykloje tam tikra patirtis, vėlgi su pasyviaisiais namais. Ir su įrengimais šitų pasyvių namų statybai, skaitant vėdinimo sistemas. Turėjom kaip svečią, reiškia, pasyvių namų asociacijos kūrimosi konferencijose ir poną Ulrichą Štybelį, kuris čia kartu su Vokietijos ambasadorium, reiškia, nuotraukoje klausėmės jų paskaitų apie pasyvių namų ir apie pasyvius namus ir jų inžinieringą. Aišku, parodėm tą, ką jau tuo metu buvom sukūrę, keletą sistemų po 100 ir daugiau kilovatų. Ir vėlgi su pasyvių namų organizacijom ir pačiais pastatais turim tiesioginį ryšį, nes tas pats pirmasis, reiškia, Lietuvos sertifikuotas pasyvus namas irgi dalinai ir mūsų kūrinys. Šiandien maždaug taip atrodo. Ir dar, ką galima pasakyti, kad jeigu europiniai, reiškia, leidiniai, Europserver mato, kad šita gamykla egzistuoja, viena tarp didžiausių 10-tuko, tai, reiškia, gal viską čia mes darom teisingai. Tai sužinojom, kad iš tikrųjų turim vokiškos kokybės produktą, gerą vokiečių gamintoją, tai šilumos siurbliai, su jais viskas ok.
Yra klausimas, ar mes Lietuvoje mokam sumontuoti tos šilumos siurblius taip, kaip montuojami jie Vokietijoje, visoje Europoje civilizuotai. Tai galim pasakyti taip, tuo metu mes jau vadovavomės vokiškais standartais, kurie vėliau galų gale buvo perimti didžiąją apimtim, kaip ir dabartinė ES standartai, kas liečia šilumos siurblių rinką. Jeigu pažiūrėti, kaip vystėsi iš vis šilumos siurblių rinka Europoje, tai prie pirmosios, reiškia, bangos, kada stipriai pabrango nafta, apie 1980 metus atsirado dideli pardavimai šilumos siurblių, nes tiesiog energijos kaina buvo per didelė. Po to buvo didelis atoslūgis ir naftos kaino ir dėl to, kad, reiškia, šilumos siurblių sistemos nebuvo tobulos, buvo pridaryta masė klaidų. Ir apie 1997 metus vėlgi atsirado tam tikras kilimas ir vis dėlto buvo nuspręsta, kad reikia šilumos siurblių ūkį sutvarkyti taip, kad visos sistemos veiktų ir tai buvo pradėta dokumentuoti ir atsirado garsusis standartas VDI 4640, kurio jau dabar 5 punktas yra baigiamas paruošti, reiškia, tai apie šiluminio atsako testus. Tai metų bėgyje šitas standartas Vokietijai VDI 4640 buvo visą laiką papildomas atskirais punktais ir tai sudarė pagrindą teisingam šilumos siurblių montavimui tose rinkose, įskaitant ir Lietuvos. Tai buvo pagrindas iš vis suprasti, kas tai yra, reiškia, ta geoterminė energija, kad jinai nesiranda iš niekur, jinai nėra begalinė, kad jinai turi regeneruotis iš saulės, iš žemės gelmių ar iš vandens šaltinių. Rado supratimas, reiškia, kas vyksta Žemėje, tai yra visi šilumos laidumo koeficientai buvo deklaruoti šitam vokiškam standarte. Reiškia, ir kad didelės sistemos vis dėlto turėtų būti truputėlį kitaip vertinamos negu mažų namūkų sistemos. Ir tame standarte pirmas iki atsirado visų dabar vartojami, reiškia, skaičiai, tai yra vatai iš metro, vatai iš kvadratinio metro. Ten buvo tam tikros aproksimacijos padarytos, kad būtų lengviau suprasti eiliniam montuotojui. Ir galų gale šitą DIN normą virto galų gale Europinio standarto N15450, kuris galioja visos ES šalyse ir sekančiais metais, kai jis buvo išleistas, 2008 metais, reiškia, mes jį pasitvirtinam kaip Lietuvos standartą, kuris egzistuoja ir galioja ir po šiai dienai. Kalbant toliau, reiškia, kad apart mažų sistemų, kurios, daromos su tom aproksimacijom, kurios buvo surašytos VDI reglamentuose, reiškia, atsiranda nauja vis dėlto rinka, tai yra didžiųjų projektų darimas, kai tos aproksimacijos pradeda turėti vis mažesnį reikšmę ir reikia iš tikrųjų nusistatyti, kokia vis dėlto yra žemė po mūsų kojam, ką mes gausime išgręžę gręžinius, kokie šilumos kiekiai yra vienam ar kitam regione, tai yra ir grunto struktūra ir visa kita. Ir tai buvo atlikti pirmieji šiluminio atsako testai. Lietuvoje pirmas testas buvo padarytas saulės elementų gamyklos būsimoje teritorijoje. Šiandien buvot mūsų partneriais Hydrogeo konsultingu. Tas terminio atsako testas specialistam turi tam tikrą reikšmę, bet manau, kad čia labai nesiplėtus, mes tiesiog sužinom, kokia grunto struktūra po mumis ir ką mes iš tikrųjų tos geoterminės šilumos, kokį kiekį, per kokį laiką mes galim išgauti. Iš tų visų tyrinėjimų gimsta tam tikros studijos, kaip iš tikrųjų tą visą objektą geriausiu būdu sumodeliuoti, kad nepadaryti klaidų. Tai reiškia, šilumos mes turime gauti tiek, kiek mums reikia ir šalčio irgi taip pat turime gauti tiek, kiek mums reikia. Tam tikra konfiguracija gaunasi šitose studijose, reiškia, yra šilumos šalčio balansas metų bėgyje. Reiškia, temperatūros ir iš tikrųjų, kai šnekam apie geoterminius zondus ir šiandien girdėjom keletą klausimų, kas bus, kai jūs atšaldysit žemę po pastatu. Tai tos studijos ir visi tyrimai tam ir daromi, kad ta žemė niekada neatšaltų ir čia lietuviška žemė iš tikrųjų, vėlgi pasakysiu, kodėl verta Lietuvoje investuoti į geoterminės sistemas, yra labai specifinė. Jos regeneracija yra labai puikiai ir turbūt Europoje sudėtinga rasti panašią situaciją su geologija kaip Lietuvoje. Po to gimsta tam tikras hidraulinis projektas ir malonu tai, kad ne tik mes, reiškia, samdom
vokiečių rinkos dalyvius mums padėti, bet rinkos dalyviai ir patys po to, reiškia, savo buklėtuose mus žymė kaip šalį, kuriame naudojami, reiškia, naujausi tyrimų metodai sekliosios geotermijos srityje. Tai turim vokišką produktą, išmokom montuoti pagal vokiškus standartus. Ir turėtume pasiekti gerą rezultatą. Bet to rezultato gerumą, aiškiai, parodo tam tikri skaičiai, kurių mes nenuslėpti galim, nes užsakovas visada gali pasitikrinti. Tai visą laiką vedamas visų suinstaliuotų sistemų monitoringas. Tai reiškia, mes žinom, kiek mes realiai šilumos pagaminam, kiek suvartojam. Tai vienas tų objektų, kuriame mes darome monitoringą, tai yra ta saulės elementų gamykla. Darimas. Apačioje yra dar gamyklos nebuvo, jau buvo daromi šiluminio atsako testai ir buvo gręžiama viskas po pastatu. Tai pakankamai toks retas sprendimas, bet jis pasiteisino. Ir visos kilovatvalandės, megavatvalandės, kurios vartojamos ir pagaminamos, yra registruojamos ir gaunami tam tikri rezultatai. Tai čia yra praeitų metų žiemos rezultatas, kuris yra labai įdomus tuo, kad šildant pastatą dar statybos metu, jis buvo ir nesandarus ir visa kita, tačiau mums pavyko pasiekti tam tikrą rezultatą, kad naudojantis pakankamai pigią elektros energiją, kurią turi šita gamykla iš vidutinių įtampos tinklų, mes sugebėjom gauti šilumos kilovatvalandę už 5 centus, kai Vilniaus mieste kainuoja 30. Šiandien tas rezultatas nėra toks gražus iš pirmo karto pasižiūrėjus, nes tas mistinis COP transformacijos koeficientas iš elektros į šilumą yra truputį mažesnis negu 5, tačiau šiai dienai čia nėra įvertintas šaldymas, kurį vartoja gamykla ir kaip gamyklos savininkas ir direktorius kalbėjo iš ryto, reiškia, tai didžiausias jų privalumas yra, kad jie beveik nemokamai vėsinasi savo įrengimus, kuriais gamina saulės elementus. Eikos projektas, Eikos namai, kurie tiesiog patys skaičiuojasi savo rezultatą ir 45%, reiškia, nuolaida, jeigu taip galima pasakyti, nuo centralinių šilumos tinklų, jos visiškai tenkina šiai dienai. Tai yra klasės pastatas. Šiandien ryte pamatyti. Viską dengiam iš šilumos siurblių, skaitant keletą periodų papildomo dujinio katilo poreikio. Ir bendras sezono rezultatas praeitų metų buvo toks, kad beveik 2000 kvadratų pastatai, reiškia, iš viso už šildymą sumokėjo 11 800 litų per elektros energiją. Iš tikrųjų rezultatas geras, jis tenkina užsakovą ir būtų savininkus, nes jeigu būtas moka per metus apie 400 litų šildymą ir karštą vandenį, tai tikrai yra gerai. Vėlgi tie patys pasyvių namų projektai. Turime monitoringą ir kadangi čia reikalingos ypatingai mažos temperatūros pašildyti šitą pastatą grindinio šildymo būdu, reiškia, tai mes turim naudingo veikimo koeficientą iš elektros į šilumą virš 5. Šalia stovi Panaros kaime bažnyčia, kurią mes šildom iš orinių šilumos siurblių. Ir netgi su tokiu keistų sprendimu Lietuvoje kaip orinis šilumos siurblys mes sugebėjom pasiekti 3,5 naudingo veikimo koeficientą, kas yra tikrai neblogas rezultatas. Dar keletas objektų, kuriuos norėčiau paminėti kaip energetiškai efektyvus, tai OVS Group pastatas. Tai yra 3200 kvadratinių metrų. Šildosi ir vėsinosi per metus už 20 000 litų. Jeigu perskaičiuoti kvadrato kainą, kaip mėgsta verslas skaičiuoti, tai labai sudėtinga čia pasakyti, bet iki to lito už kvadratą dar
reiktų primokėti. Dar vienas objektas, tai orinių šilumos siurblių baterija ant SPA Vilnius Druskininkose stogo, reiškia, šildomas tik tai karštas vanduo. Pažadas buvo, kad investicija atsipirks per 3,5 metų. Buvo nagrinėjama daug variantų su saulės kolektoriais, tačiau pasirinktas oras vanduo šilumos siurblys dėl mažesnės investicijos ir jautraus Druskininkų kurorto statuso dėl įvairaus gręžiojimo. Tai šiai dienai mes matom tokį rezultatą, kad paleidus sistemą kovo mėnesį, praėjo dabar 6 ar 7 mėnesiai, mes grąžinom užsakovui 120 000, grąžinom, kažko kabutėse 120 000, šio investuota 500 000. Reiškia, tas atsipirkimo laikas bus ne 3,5 metų, o bus apie 2,5 metų maksimum. Ir todėl matyt užsakovas pasitikėjo mumis ir dabar baigiam po truputėlį ir paleidom jau šildymą naujam to paties užsakovo SPA Vilnius pilelio projekte. Rodys per Kalėdas maždaug taip. Ir tai bus tikrai gražus mūsų objektas, SPA centras. Dar vienas, ką tik paleistas objektas, tai Virfo terminalas. Tai vokiečių įmonė, kuri mumis pasitikėjo, ir ten taip pat instaliuoti tie patys geoterminiai sprendimai, grindinis šildymas visame pastate, keletas kulto pastatų, tai religiniai pastatai. Irgi prieš 2 savaitės paleista šitos bažnyčios šildymas Visagine. Tai baigdamas norėčiau pasakyti, kad taip, mes turim vokiškos kokybės produktą, naudojamės vokišką technologiją, vokiškais standartais, sugebam pasiekti gerą lietuvišką rezultatą, kuris nenusileidžia vokiškai rinkai. Ir aišku, tai yra žmogiškasis faktorius, su žmonėm, kuriais mes dirbam, tai visiems labai dėkui, kad padeda mums daryti Lietuvoje gerus energetinius sprendimus. Ir rinka Lietuvoje vis dėlto tiki rezultatais ir kasmet mes turim maždaug apie 10 MW instaliacijų prieaugį Lietuvos rinkoje, dėl to tas augimas yra pakankamai ženklus. Dar sykį noriu pasakyti ir pakviesti, Lietuvoje tikrai verta investuoti į sekliosios geotermijos sistemas.